Tas pats vakarykštis kelias, tik į kitą pusę. Vėl varau link tų vėjų malūnų ir saulės elektrinių. Turbūt taip aukštai nevarysiu, bet kažkur netoli tą kryptim. Hala. Na, prasidėjo PM3 diena, puikiai išsimiegojau, labai gerai. Žodžiu, buvo tokių abejonių, ar pavyks, ar pavyks čia išsimiegoti gerai, nes kambarys biški matėsi, kad buvo kažkada rūkytas. Bet nieko, langą atsidariau, išsivedinau gerai. Naktį biški pašalau, kondicionierių buvau palikęs, bet išjungiau ir viskas smagiai. Tai va, tai puikiai išsimiegojau, gerai pailsėjau. Papusryčiavau, šiandien kažkaip maistas neėjo ryte. Čia labai taip kukliai. Ir video nespėjau sumontuoti. Tai tas toks klausimas darbinis. Ir niekaip susipakavau daiktus ir kelionę. Tai šiandien vakare bus dvigubai daugiau krūvio, bet 105 km kažkur grubiai iki Kadizo nedavažiuosiu. Vakar italą sutikau, ne italą, ispanų sutikau. Čia vietinį prie Al Jazeera. Tai sakė, jo, nevaryk, gal tu iki Kadizo ten bus reikalų. Pažiūrėjau, nuėjo 108. Tai būčiau į Kadizą atvažiavusiu po tamsiai, tai irgi nieko nebūčiau nematęs. Tai aš nusprendžiau, važiuoju biškį arčiau. Atsimenu, B raidės miestelis. Tai jame pernakvosiu ir tada iš ryto sau ramiai pravažiuosiu Kadizą. Ir rytoj ten tikiuosi per tą parką nacionalinį, kur vis nežinau, ar yra ten kelias, pro jį pravažiuosiu. Ten bus ir 100 km, bet bus labai plokščias, lyguma praktiškai. Tai va, tai dabar va, jau išvažiavau iš Kartagenos. Pradžia buvo biškį su kalniuku, su kilimo. Skiriasi Kartagenai važiavimo stilius. Čia netokie draugiški, užkišinėje priekį. Užstabdė viena moteris palei nosį. Tai vos neįsimūrinau į galą, bet nėra suvaldžiau situaciją. Tai skiriasi biškį važiavimo stilius. Kažkaip skurdesnis pasirodė miestas. Nei iki šiol matyti. Gal nebuvau kokiam centriuke rajone tam, kur reikia. Tai pasirodė toks paprastas labai miestukas. Kiek aš aišku mačiau. O dabar varau į tą V8 kelią, vėl biškį kalnus. Šiandien irgi, man atrodo, panašiai kaip vakar, apie kilometrą su kilimu. Tik galvoju dar į tai tarifą gal važiuoti. Bet labai jau paskutinės, kas atmušė norą, tai labai stiprus vėjas tarifą. 3-5 km per valandą. Tai jeigu jisai man gausis iš šoną, ar iš labai šoną, ir dar gūs iki 50 km per valandą, tai gali būti, kad labai bus liūdna. Tai nesinori čia. Tai ir taip jau šito vėjo. Būtų fainiškai nugarą, bet taip nesida čia gaunasi. Šiaip rodo iš šiaurės, taip, ne iš pietų, bet taip biškį šiauriau, į vakarus. Tai kaip ir į jūros pusę. Vėjas, tai kaip ir šlingertėjų prie jūros, tai kaip ir turėtų būti palankus tas kursas biški. Bet gūsiai ir ypač atviroj vietovėje, tai jie tokie biški daros neprognozuojami ir labai pradeda tampyti mane po kelią. Jeigu dar kelias blogesnis, tai toks labai daug įtampos. Šiaip reikia neprasileisti kaip posūkį.
Nu, bet sakė vietinis, važiuok ten palei jūrą šiandien, tai bus labai gražus maršrutas. Tai važiuoju, sakė, bus ir porą vietų vandens pasipildyti, atsisėsti kalnuose to V8 keliu. Turėtų būti labai smagu. Tai praktiškai rytoj jau už Kadyzo, man atrodo, Eurovelo 8 ir baigės, lyg to nebus. Tai jau reiks jau improvizuoti pačiam ir davažiuoti iki Eurovelo 1, kuris prasideda Portugalijoje. Na tai va, rytoj bus įdomu. Šiandien 105 kilometriukai. Tai nors išvažiavau, aišku, kada aš prieš 12, pusė 12 gal. Tai įdomu, kada būsiu. Bet tikėtina, kad būsiu po šviesiai. Tai gal pavyks per man antros dienos sumontuoti videką. Idealu būtų, jeigu man trečios pavyktų padaryti. Nes ryte tai nespėjau. Iš viso ir kelias pasidarė. Toks geras. Betoninis. Pakankamai lygus. Ai, neilgai čia vėl. Bet ir čia neblogas toks. Palyginti. Biškį sukilimas jau prasideda. Hola, buen día. Nu, tas keliukas į viršų toks linksmesnis. Bet ne mano keli. Nu, ką čia rašo? Tipo ciklistas. Tai gerai, Eurovelo 8. Welcome. Ai, tie krūmai, pasitraukit. Leiskit nufilmuoti. Kaip gražu čia. Kokia grožė. Wow. Fantastika. Kelias ne fantastika. Lietuvos, tai fantastinis. O, kokia gražuolė olytė. Vos nepravažiavau. Tokia nemenka, sakyčiau. Hola, buen día. Nu, gražūs čia kalniukai. Praktiškai turbūt paskutinė diena Ispanijos kalnuose. Kalnuose tai tikrai. O, kiek čia daug sklendžia. Visas būrys erelių. Čia buvo suskrydę.
šį kalnų sieną. Ir pagalvoju, prieš gerą valandą buvo tik prie jūros, o dabar aš jau kalnuosi. Kokia nuostabi transformacija. Gali būti draugelių sutiksiu. Tikiuosi. Erelių sutikau. Ar vanagų, ar ko ten. Tikrai nesakalai, nes dideli. Va, iš ten atvažiavau. Va nuo to, bet kaip čia pasakyti, nuo į tos kalnus. Va šitos kalnus užlipau, va per šitą visą tarpą. Va ten, va tas uolas, kur matėsi. Ir va čia jau viskas, leidžiuosi žemyn. Jau turbūt link jūros, nežinau, dabar žemėlapį nežiūrėjau, reiktų pasižiūrėti. Bet kažkur va leidžiuosi į slėnį. Dar tarp kalnų, aišku, bet turbūt ten turėtų būti slėnį. Dangus nuostabus, va ten debesuota buvo, tai labai buvo patogu važiuoti, labai gera. O čia turėtų būti ir žvėrių, nes padaryti įvažiavimai tokie saugantis, kad žvėris neišeitų, iš armatūros suvirintas pravažiavimas. Užtverta viskas, tai gal kažką ar sutiksiu. Buvo parodytos ar tai Kasandros, ar kažkokie driežai, bet kol kas tai šių nesutikau. Jėga, asfaltas, koks gražus, miškas kalnuose. Geriamas vanduo. Turiu sočiai. Ir baigė savo žemę. Dabar išvažiuoju iš aptverto rezervato, taip niekur nesutikęs. Padaryta, kad žvėris neišeitų. Duobės armatūrom. Dar pusę kilometrų sukilimo. Čia nedaug 15 metrų. Viena vieta piknikui. Geras avis, ant kelio, asilai.
Turėtų būti dar ir šunys, kurie saugo. Ožkos. Čilina visi. Siesta. Ja, siestas laikas. Štai kokie graži panorama kalnų. Gražu žiūrėti. Puerto de Oley. O netgi Aerosidonija. Erelius sutikau va kažkur, va ties tais gal kalnais, va kur tas kelias. Kažkur ten ar ten. Kažkur ten sutikau tos erelius. Besukančius ratus. Nu, užburiantis kalnų grožis. Užburiantis. O, ir dar vienas. Virš pat galvos. Gražu. Labai gražu. Dabar tai jau nuo kalnas, bet prieš tai lygumoj vėjas nešė, kojomis pedalų nusiėmęs, kitą tik tai kad atrėmęs. Neša vėjas 23 km/h. Iški nejauku, kad to asfaltas bus geriau. Va, nieko nedarau. Tiek gaunu vėją, tiek eina vėja iš galo. Va, vėjų malūnai, pavyzdys. Va, tokie baisus vestai apsipylė. Tepalais, reduktoriai matyt leidžia, ar degė čia, sunku suprasti. Bet va, nieko nedarant, 25 km/h, o ką reiškia vėjas. Jeigu būčiau šiandien varęs į tarifą, tai būtų man buvę ne kažką. O ten hidroelektrinė, pačias vandens telkinys ir va, vėjų malūnėlis ir garsas skleidžia. Ja, nieko daryti nereikia, va įkalnė ir 18 km/h. Tú me estás tentando a mí, yo aquí pensando en ti. ¿Qué me está pasando a mí? Tú me estás tentando a mí, y yo aquí pensando en ti. Supiste, todo cambió cuando los conocimos. Nu dabar jau šoninis vėjas. Ne tai faina.
Barbatė. Na, kiek Barbatės? Iki Barbatės 17. Gerai pučia veiduką. Ganyklos. O, kiek karvių. Vėjelis toks geras, guselė kai duoda, tai tai linksma. O, karvutė šudelių patrešta. Tai visa laimė, čia primena labai Austriją, kai ten vėjų malūną ant vėjų malūnų. Tai čia irgi vėjų malūnas ant vėjų malūnų. Tik čia situacija geresnė, kad vėjas ne į veidą, o vėjas į nugarą ir šoną. Bet būna čia kartais užsisuka tarp tų kalnų. Tai toks pareina, tik laikyk dviratį, kad nenublokštų. Gerų tokių yra momentų. Vau. O malūnų tai milijonai. Kiek važiuoju, tiek malūnai. Toliai dabar nesimato turbūt, bet malūnėlių. Čia irgi vėl kurvelė vestų senų. Čia nevestas. Gal nevestas? Bet smagu, kai varai į nugarą, tai apie kiam greitis. Tai čia malonumas. Tai va pabiškį toli varau, sukilimas, bet eina kaip bitė. Nu jau artėja prie pajūrio. Jau tuoj pamatysiu jūrą kažkur tai. Jau prasidėjo ženklai plaja. Aiškiai jau. Bet kaip asfaltas prasiskyręs, kai kur mano ratas prasmegtų. Jau matosi toliai jūra. Jau dabar važiuosiu palei jūrą. Nu ką, sudie, Andalūzijos kalnai. Sudie. Kaip gražu. Vau, koks vanduo. Kaip tas jūros šlaitas atrodo. Nu ką, labas Atlanto vandenyne. Aš prie Atlanto. Atlantic Ocean. Čia dviračių takas. Mani jį. Štai ta Atlanto didybė. Ir va ten labai gražus toksai šlaitas status. Ger. Nuo to kelio atvažiavau ir čia dviračių taku dabar važiuoju. Jau palei vandenyną. Gražus va toks žalias dviračių takas. Su tokiais kilimais. Nu, čia pusė pirštų eitų, ten jau visus pirštus įlystų. Nu, liūdnokai čia atrodo tas Barbatės. Nu, ne pajūryšio, kaip šiaip pavadinčiau. Žvejybinė pakrantė. Per tą tiltą atvažiavau. Žiūrėjau miestelį, žiūrėjau. ¿Qué me está pasando a mí? Tú me estás tentando a mí.
Nu, va toks tas kalniukas. 4 kilometrai. Jau beveik kilo užvažiavau. Dar 3 liko. Šis atrodo kaip kalafioras. Viskas taip atrodo suaugę. Į krūvytę. Na jau, čia dabar liko gėlytės. Paskai kalną. 10 metrų per kilometrą. Tik 100 metrų 1 metrą į viršų. Tai čia apie nieką. Gal bus taip, nebus tolygų, bus biškai aštriau, bus biškai lengviau. Bet vis tiek jau čia 10 metrų. Ta kilometrą čia apie nieką. Jau čia tik tai greitėti ir varyti. Tik labai gaila, kad medžiai visur. Tie kalafiorai pušų. Taip norėtųsi kažkaip pamatyti tą tolį. Dar va vienas guzikėlis, į kurį užvažiuoti reikia. Ir bus viskas. Alio, kaip nėra, taip nėra nusileidimo. Taip nesimato tolio, taip nesimato. O, koks oro uostas, turbūt radaras sukasi tolį. Dar vienas kalniukas laukia. Užskristi jį. Supiste, todo cambió cuando los conocimos.